Anyway. Tai man dabar nepatinka šitas, kad čia skrajoja ir čia yra stupid, bet kol aš tą dariau, tiksliau, kol čia apžiūrinėjau, kodėl čia jisai skrajoja, tai radau, kad nenaudojami elementai. Tai what the fuck? What the fuck? Ir šis nieks nenaudojama. User profile card. User profile. Dinotas. Check. Jau nuvirto. Dino task check. Nu va, tikrai nenaudojame. Tai šitą nereikia, šitas staged. Gerai. Router ir nueinam į profile. Edit. Edit screen ir ką mes čia turim, kad yra priekyje daug reikalų, viskas viename. Page top. Tas autosave'as tai užpisa šiaip. Content block. Ir čia yra gerokai per daug visokių nustatymėlių. Šito nereikia. Tada visokie filtriukai. Ir visokį tokį. Pala, čia yra jau wing. Ne? Ok, dabar atsirado. Taip, tai šito nėra. Hidden nereikia. Okay. Oi. Taip, šičia. Aš net nežinau, kažkoks yra maksimalus plotas, bet neatsimenu. Koks? Aš biškį ne per vidurį. O, gerai. Pliumt. Maksa. Ką daro content block? Ok, tai nieko, ko man reiktų, kad darytum. Tik tais MX auto. Jo. MX auto, max LG. Ir čia dar buvo Patram 2. Tai man tik reikia Patram 2. Šitaip, jo, ok. Isolate, relative. Šiaip isolate galiu čia... Ne, negaliu čia uždėti. Ok, rounded. Kodėl tu ne per vidurį? Justify center. Jo, reikia šitą atskirti, ne? Why is this relative? Nereikia šito. Viskas čia relative. Tu irgi relative? Kodėl tu relative?
Tai jūs kaip prikodina, blėt. Ok, turim tokį ir čia yra avatar. Ok, gal dar reikia relative. Taip, šičia. Bet nu ne, nereikia. Ir paimam šitą, čia, o taip, neužstoja čia visko. Gal ir neužstoja. Šiaip galiu save paimti ir taip padaryti, op. Bet tada, kai žiūriu čia, ne, atvirkščiai gaunasi, tai reikia flip horizontal. Turbūt, gerai. Ir tada, ką aš dariau? Į šitą žiūrėt, kodėl tu ne per vidurį. Class, flex, justify items. Kas iš to? Taip reikia daryti. Panašiai, bet ne taip. Tai vienas yra for positioning. Ai, šito nereikia. Ok, šitaip, bet kadangi mes nenorim šitų visų translate'ų, mes jie užpisa, tai darom taip. Absolute, tada inset x 0, top 0, flex ir justify center ir ring yra šitaip. O topas yra, kadangi size 56, tai 2.8. Right? Taip vėlas, nu taip. Taip, turim tokį. Ir tada toliau eina tiesiog iš eilės ir layoutas čia yra kažkoks weird, štai kodėl. O kodėl čia iš vis yra? Nu, gal ir ok. Ir max width yra tada XL. O net nereikia XL, wait. Ok. Šitaip ir pasižiūrim, kaip čia atrodo. PX4. Jau gerai. O čia MX2. Oi, MX, ok. Štai kam content block. Gerai, grąžinkim. Content block. Ir tada čia nebereikia šito dalyko, nes content block yra šitas, tik tais max width yra 4XL ir tai reiškia, kad bus ne per vidurį. PX4. Jo, gerai. Jo, bus ne per vidurį. Šito nereikia. Čia gali būti padding. O, bet šitas gali būti. Jo. Ok, tada yra pranešimų nustatymai ir šitie nustatymai. Ir čia yra content block and deflex row.
content block yra daug kur naudojamas, man atrodo, ne? Jep. Ojetau. Labai daug kur. Kur aš čia buvau? Čia. Okei, nu ką, žinau, gal ir gerai. Taip, tada eina kontaktai. O, jetau, čia shadow uždėtas, fui. Šitas, tada čia. Gal nereikia content block. Content block. Tegul tai bus full max LG. Tada nereiks šito ir šito. Ir tada tą patį galima padaryti čia. Max auto, max. Tai pakartojasi, bet nu ir kas. Max LG PX2 Gap 8. Gali būti ir daugiau. Ir pašalinti paskyrą irgi yra tada full max auto ir max WLG. Visi vienodi. Ką daro section? Section, quadrant. Tai blogai, nes čia yra ir rounded 3XL. Ir čia to section nebereikia. Rounded 3XL. Divas dive. Tai čia gali būti iš karto. Na, nieks nepasikeičia. Ja, palačia pasti ir yra. Gerai, gal tegul yra. Tegul ir būna. Ok. Čia pažiūrim. Gražu. Gerai. Kažkaip paprasčiau. Dabar galim grįžti prie to, ką dariau. Tai mitybos proper index screen turi būti, ne mitybos, o foods screen. Jo, tai šitą turi galimybę matyti, turi būti galimybė matyti ir nabagam. Šitą irgi reiks pagražinti, nes negražu čia.
Foods. Ok, nabagai šitą mato, tik tais nėra jam raut. Dar ne. Keliai. Ok. Text. Center. Ok, fine. Nu ir ką teks pamastyti? Duplicate. Gal pirmą mygtuką įdėti reikia, nes tada gaunasi, kad šitas docs, šitas allow yra padaryta jau iš kažkada anksčiau. Tai tada einam į app router index ir čia yra nutrition logs. Nutrition log view screen. Atleiskit. Ir čia yra calendar strip kažkodėl ilgesnis. Užtenka tokio. Kamaliuką kramtai. Ar matosi šuniukas? Nesimato. Mano šuniukas. Bet aš užstoju. Nu, bet ką, užstoju. Šiaip skauda raumenukus. Padirbėjau biškį čia prieš porą dienų. Dabar skauda. Ką mes čia turime? Mitybos planas, vėlplanas. Nutrient summary ir tada va tokį, kuris jo turi scroll bar hide. Čia viskas šiaip gerai padaryta. Taip, ir yra... Šitą nežinau reikia, bet gal reikia. Ir vienas iš jo mygtukų čianais, tai turi būti kažkaip per nutrition log plan card. Šiaip autorius turėtų pirmiau eit, man atrodo, kažkaip labiau make sense. O gal PI yra 1 ar 0? Kodėl PI yra šis? Čia yra height. Size. Ką man reikia šito avatar? Group placeholder. Nereikia. Size rounded. Kažkaip ne, kažkaip ne taip. Vis tiek ne taip. Dabar gal taip, bet height, iš kur height? Iš kur height?
Kodėl tu turi height? Fuck, ne šitas. Computed. Gerai. Height 42, line height. Bet, border? What? On open ir tu perduodi plan. Why? Tinka? Gerai. On open ir taip aišku, kad yra kad šitas plan tai. Aišku, koks skirtumas, kuriai vietoj čia yra tas expression. Gal ir gerai tas height, ką aš žinau. Šiaip tai būtų gerai tas nutrition log plan card, kad rodytų autorių ir tada va šitaip span class text S font semi-bold opacity 80 ir mitybos planas leading 0? Ne, none? Gal ne ant to. Let's call gap. Nereikia gap. Kad nebūtų per ilgas. Ellipsize. Kodėl pridėjai, nes taigi nėra ilgesnis. Ai, tiesiog visada primena. Ir tik vienoje vietoje naudojamas? Oh my god. Dead code yra nemažai. Strength, length yra daugiau už length, tada otherwise nothing. Pala, čia kažkas pliončinau. Format text with new lines yra what? Ai. Jo, bet čia, ne, čia per daug reikalų. Tai, žodžiu, šitas ellipsize yra niekur nenaudojamas. Ir šiaip nereikia jam tikrai šito dalyko ir tada nereikia šitaip vis dėlto tą padaryti. Length, more than length. Tada šitaip. Kitu atveju šitaip. Ir jeigu čia bus repeat 430.
O Jėzau, kas čia per baidyklė? Kas čia per ikonas? Ką aš čia primaščiau per šūdų? Neveikia? Kodėl? Fresh. Blet. Ai, okei, veikia, bet žmogus nežino, kad veikia. Sak, nieks nevyksta. Fuck me. Tai jo, reikia dar vieną prisidėti tada. Docs, nutrition improvements. Ir čia yra nutrition log. Adding nutrition plan which has only daily goals, has no UI effect. Need to better explain what happens when user clicks pridėti on a nutrition plan day which has no food recipe items with daily goals. Gal prisiminsiu. Taip, o tada čia yra ellipsis size, kurį tada jau naudos. Parašykim testuką. Yes, why not? Ellipsis size. Taip, ellipsis size. Assert equals. Tai assert equals ellipsis size iš čia pat. Vienas for, kad būtų ne, štai. Nu čia toks. Nežinau, čia biškį. Gal biškį ir overengineering. Taip, dabar darom Dino task test. Šiaip turėtų pasint. Aišku, daug čia tų testukų. Only was used. Okay, that's fine. Dino test modules, text tools, test. Man atrodo, taip galiu padaryti. Jo, okay. Pam, pam ir nulis failina. 100 tai vienas. Ir tada fixture. Per daug aš čia protingai, ne? Fixtures. For substring.
Ok. Bet tikrai slice. Aš nebeatsimenu, būdavo substring ir subsutra. Tai čia vis dar panutė miega gražiai. Tai jo, neatsimenu ir visada jas painėdavau. Bet gal Dino padarė normaliai? Substring, ok, o substra? Ar nėra šis tokio? Iš kur aš tada, gal aš taip galvoju? Va, yra. The difference between substring and substra. There are subtle differences between substra methods, so you should be careful. Bet atrodo, kad čia nėra tokio. Substra is deprecated. A legacy feature for browser compatibility, starting position, extensions, guess absorbed. Tai jo, tai reikia tiesiog naudot. Legacy feature. Antras turėtų failint. Ne? Fixture 0. Ai, nu gerai. Jeigu duodė default, tai nereikia tada. Ir šitas with ellipsis 100 netinka. Ai, nes tiesiog fixture turi būti, o ne. Ne? 29. With the ellipsis. Oh, jeez. Length. Ar net nereiktų šito +1, tiesiog length. Bet galima padaryti ir ten. Bet jeigu yra -1, tai jau turi būti with ellipsis, fixture. Tai jeigu -1, tai yra with ellipsis, substring 0, fixture length. Nu čia, ką žinau, tokie šūtesčiai, bet tebūnie, blogiaugi nebus. Tai testus pridedam, šitą išimam. Toliau. Nutrition log view ir nutrition log plan card. Tai čia norim kažką panašaus padaryti. Ir aš norėčiau, kad šitas mygtukas būtų reusable. Kavytės. Bet ties šita vieta nutinka toksai smegenų kažkoks plionšas ir galvoju, žinau viską, ką reikia daryti, net žinau, ką ten jai kokį promptą reiktų parašyti. Bet dėl to, kad viskas aišku, tada nebeįdomu daryti. Kas yra labai keista ir tada norisi ten šachmatai sumest kokį vieną. Bet jeigu būna atvirkščiai, kad ne visai žinau, ką daryti, tada irgi norėt šachmatai sumest kokį vieną, nes tada tipo sumastysiu. Bet anyway, kad ir kaip ten būtų. Manau, kad yra visai neblogas momentas dabar šachmatai sumest kokį vieną. Gal da.
Ir beje, aš prieš tai ten grūzinaus, kad oi, kaip čia man lagina. Ir aš dabar net nežinau, ar lagina. Ir, ką žinau, all good atrodo. Ir dirbu, ir čia ir rekordinu. Šitą paimam. Čia norės ateiti. Gerai, šitą paimsim. To čia būtų sunkiau. Ok, nepaimsim. Tada šitą čia pasidedam ir varom paskui su šitu kažkur. Čia gal, kad šitą takinčiau. Ok. Jo, tai vis tiek varom čia. Tu paimi, aš paimu. Šitaip. Jeigu šitaip. Šitą atlaisvinu, galiu čia arba šičia ir paskui taip, bet tu paimsi tą, ok, netinka. Tai tada varau, ok, čia man atpalaidavai. Šitaip, šitaip. Ar galiu dabar taimint? Ach, tu šūdė. Šito nemačiau. Paimu, tu čia norėsi, bet negali. Kol kas. Jo, dabar gali. Oi, čia koks. Oi, tau. Reikėjo su tuo eiti. Dabar gali eiti. Gerai, antrą. Pradžia graži, pabaiga labai negraži. Aha. Nu čia iš bėdos labai toksai, jak stimo. Taip, tai pirmas mygtukas, kuris čia noriu, kad būtų. Noriu, kad jisai būtų vis dar kitur mintis, bet šiaip leidimą net negražu, gerai. Tai noriu, kad jisai būtų taip pat atrodantis kaip šitas,
visas va šitas. Bet kitaip veiktų, būtų ne tipo nutrition plan card, bet generic button. Tai reiškia, kad nutrition plan card yra net ne plan card, o kur tu čia naudojamas vienoje vietoje, tai yra net ne plan card, o nutrition plan button. Kuris kur jisai čia buvo? Nutrition plan card. Nutrition plan button. Ir dėl viso ko Dino task check. Dino FMT ir tada Dino task check. Nutrition plan card yra čia. Gerai, veiks, ne? Nutrition log view išsaugau. Reikia. Open plan. Tai tiesiog yra open. Kam čia reikia atskirai dar? Nėra pointo. Ir tada galim šitą typą išmest nafik. Ir turbūt ir iš čia nafik. Ok, picker sheet. Nutrition plan card. Wait, this is weird. Plan day picker sheet. Ir tu naudoji nutrition plan card, kai tu turi visiškai net nenaudoti. Why not? Just take this. Put here. Ir tada ne, bet čia saks nutrition plan card. Ne, taip reikia daryti. Nutrition log, touch types. Šitaip. Nutrition plan. Ir paimam iš čia pat. Tada tu. Ir šitaip. Kavytės. Nebeturim. Vandeniuko. Viskas taip greitai, gerai. Graži nuotrauka. Ok. Kažkaip labai greitai čia man nuskanavo šitą. Atrodo net per greitai. Nu, bet jeigu taip, tai taip. Ką aš čia pagalvoju, tak.
taip, šito nereikia, taip, 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 taip ir taip, taip ir taip, ir taip. Bet gerai, tai dabar plan button, plan nutrition plan button. Saugom, tada on click. No reason, kad čia šitai būtų. Author. Yra author, bet plan net nebūtinai reikia duoti plan. Čia yra tiesiog generic button. Net nereikia viso to plan, reikia tik tais author. O author yra avatar full name. Ar plan name, okay. Bet čia net tai yra, čia yra net nebūtinai plan button. Tai yra pre-label or pre-title? Label, pre-label, string, label, string, tada image, URL, string, image, alt, string, ar tiksliau avatar. Ir jeigu nėra image, tai nieko aš nerenderink tada. Tada darom, kad image URL yra author, avatar URL, image alt yra author, full name or authors. Tada pre-label yra mitybos planas. Pre-label tik tais jo. Ir tada yra šitas. Šito nereikia. Label. Label yra plan name. Plan name, nereikia to repeat. Žiūrį, komitinau. Taip, tai čia yra image URL. Tik tais išmokti rašyti reikia image URL. O čia yra image alt. Author, tai ne author, o šitaip ir tada to nereikia. Okay. Pre-label, label, čia pre-label or label. Šitaip ir viskas, ir tada čia yra nebe nutrition plan button, o kur tu naudojamas? Jis vienoje vietoje tik ir naudojamas.
Taip, tai ko mums reikia, tai author nebereikia, kur to author naudoja vis dar. Plan author profile. Plan author profile. Ir paimam tada ir čia sudedam. Image URL or nothing. Pre-label yra string. Ai, okei, o čia daviau šitą. Ne, tai negerai. Okei, ir plans missing. Tai nebereikia plan daugiau. Ir nebereikia viso šito daugiau. O šitie dalykai ateina iš image URL, image URL, image alt, pre-label, label, plan name, label. Kažką čia biškį padublikavau. Ir tada šitą nutrition plan types net nebereikia. Ok, ir dabar ką mes čia turim, tai pre-label. Turim tokį dalyką ir kas tada? Baisiai karšta, norėčiau langas atidaryt, bet vėjas išpūs nafig viską. Gal ne. Plan button, tai dabar galiu paimti ir nutrition plan button, reusant. Štai čia. Tik ne šitaip reikia reusant, o šitaip. Nereikia key, nereikia... Fuck. Na gerai, padarysim. OnClick yra ne šitas, o route ir uFoods. Bet turbūt route nebus. Dar šitas tvarkau, kad image URL, image alt. Ir ko dar tau trūksta, tai... Bliama, kiek čia daug šūdo jau. Čia reiktų splitint thinkware data to signal logs query, plans query. Okay. Observed mutation, apply goals mutation, they plan, tracked food IDs. Tracked food IDs ar aš neturiu. Food lookup kažkaip ten. Ar čia tą ir naudojam? Kaip atrodytų, kad vieną reiktų naudoti, o ne collect, čia daryti kažkaip food IDs from blocks. Čia kažkoks fishy dalykas. Collect food blocks return. Ir tu mutuoji IDs add set. Nepatinka, aš čia labiau daryčiau, net nežinau, ar čia geriau, bet pirmą prafiltruoju, pasirašy duomenis, tada jos naudoju, o čia yra viskas in one way, in one go.
Taip, tai mano tie produktai. Tarkim, čia dabar pofik, padarykim, kad veiktų ir padarysiu route use location. Give me šitaip. Ir kur yra... Nu jo, ok, kind of erroras, tai image URL ir image alt, turi būti ne image URL ir image alt, o... Nu, aš noriu ikonkę padėti. Čia gaunasi ikona arba ikona, arba images. Tai čia šiaip nėra nei image URL, nei šitas. Galiu taip daryti, bet tada atrodo fugly. Jo, taip reikia daryti, gražiau bus. Text left, ok, reikia text left. Reikia text left tikrai, jeigu justify start. Ok. Gerai, noriu custominį šitas button. Tai jam reikia class name. Class name, string, ir čia bus tada taip. Class name. Ir... Jo, bet reikia ikonkės, nes negražiai atrodo. Class name yra... padding right 4. O icon aš noriu įdėti tiesiog kaip... kokias ten ikonkės turim. Arba reikia iš screens, home ir mityba. Šitą. Ir jeigu yra icon... Ok, tai reikia daryti šitaip. Icon yra icon. Arba yra image. Image turi tada šitaip. URL, alt. Ir jeigu jau yra image, tai parodo image, jeigu yra icon, rodai icon. Tai jeigu yra image, tada tikrai bus image URL. O jeigu yra icon, icon type, o jeigu yra icon, tada net nežinau, ar reikia štai name size 5, čia tarkim iš akies. Flex, justify center, item center, rounded full, border. Ok, o tu esi iš vis page gradient to bottom right from base 100 via base 300 to base 100. Negražu. Gal tik pirmas? Visi turėtumėt pasikeisti. Ja, ok. Negražu. Tai darom from 300 via 100 to 300. Irgi negražu.
Šiaip negražu kažkaip. px4. Ir image nėra, okei, tai yra. Image dėl to ir negražu. URL ir alt. Tada ir px2. Jo, gerai. Icon dar shadow inner gal padaryti. Shadow inner. Ką aš žinau, gal ir gerai. Opacity 80. 60. Gerai. Taip, tai dabar mano produktai yra. Ok, tai aš esu čionais treneris, o jeigu esu čia ir einu čia, tai turiu nutrition plans. Šito negaliu redaguoti, bet galiu susikurti naują ir galiu pridėti šiandienos žurnalą. Ir kai ateinu pridėti žurnalą, tada yra šitaip. Ok. Ok. Ok, šitą net pamiršau apie šitą UI. Kai pridėdu iš mitybos plano, tada atrodo taip. Aš kadangi neturiu real life usage mitybos plano, tai nėra kaip pridėti meal suplanuoti iš anksto. Kas net nežinau, gal turėtų būti. Pagalvosim vėliau. Nes čia dar yra logikos. Gerai. Tai šičia yra bete. Galima commitint, task check.